Vertindami projektus, jūs matysite dviejų rūšių rizikos reitingus. Vieni jų bus išreikšti skaičiais, kiti raidėmis. Skaičiais išreikštas rizikos reitingas tai yra verslo įsipareigojimų neįvykdymo laiku tikimybė. Jis yra apskaičiuojamas įvertinant patį verslą. Yra daug skirtingų rodiklių, kuriuos mes suvedame į algoritmą ir gauname galutinį reitingą. Pavyzdžiui, įmonės amžius, darbuotojų skaičius, įmonės veiklos istorija, kreditingumo istorija, teismų istorija, jeigu tokia yra. Suvedę šiuos rodiklius, mes gauname skaičių, kuris parodo verslo įsipareigojimų neįvykdymo laiku tikimybę. Kuo skaičius mažesnis, tuo yra mažesnė tikimybė. Kuo skaičius didesnis, tuo didesnė tikimybė, kad įsipareigojimai bus neįvykdomi laiku. O kai kalbame apie projekto nuostolingumo riziką, ji yra vertinama raide. Ten taip pat yra suvedami skirtingi kriterijai į algoritmą, kurie padeda tą rizikos reitingą išskaičiuoti. Taigi, kai kalbame apie projektą, mes vertiname įkeičiamo turto vertę, projekto baigtumą, galbūt jau yra pasirašytų preliminarių sutarčių, vertiname jau įneštas lėšas ir kitus rodiklius. Suvedę į algoritmą gauname raidę nuo A iki B. Skirtingas kiekis A ir B raidžių nurodo rizikos reitingą, tai yra projekto nuostolingumo riziką.